Sveiki visi, su jumis Ingrid ir šiandien bus neurografika apie vieną iš streso valdymo technikų pleišto techniką. Neurografai žino, būtinai vandens pasiimkite. Ir šiandien naudosim Ritos Regalės knygoje esančią gyvenimui be streso pokyčių ir streso valdymo ekspertės užrašai vieną iš 15 technikų, tai yra pleišto technika. Trumpai paskaitysiu, ką rašo autorė knygoje. Pleišto technika efektyvi norint įveikti depresiją, nuotaikų kaitą, menstruacinio ciklo nesklandumus, sielvartą, liūdesį. Būna akimirkų, kai apima neviltis, diskomfortas, norisi rėkti, kaukti, apšaukti artimiausią žmogų, vaiką, o gal net parūkyti ir suvalgyti saldų pyragėlį. Norint nutraukti šią žemyn tempiančią minčių grandinę, čia yra apie minčių grandinę, pasirodo pakanka sudainuoti šmaikščią dainelę, pasakyti eilėraštuką, skanduotę, mantrą ar maldelę. Tokį paruoštuką patartina turėti iš anksto ir šiai technikai tinka bet koks vaikystėje išmoktas mėgstamas šmaikštus eilėraštis. Pavyzdžiui, mano batai buvo 2, vienas dingo nerandu, o su vienu batuku niekur eiti negaliu. Vienas iš labai veiksmingų prasmingų paruoštukų galėtų būti susitaikymas su savim bei kitais, vedantis paprastas, prarastas jėgas, gerą savijautą, grąžinantis, toksai dalykas kaip frazė, atsiprašau, atleisk man, dėkoju tau, myliu tave. Šitą aš tikrai prisimenu, šitą atsiprašau, atleisk man, dėkoju tau, myliu tave, yra iš Hopopono tos mantros. Jinai yra labai veiksminga ir tikrai, man išbandyta tikrai ta frazė veikianti. Ir knygoje rašo, kartuoti reikia 3-5 minutės. Jį galite balsu adresuodami šiuos žodžius savo, tiesiog ir ar kitiems konfliktinės situacijos dalyviams. Stebėkite, kaip po kelių akimirkų visas jaudulys, diskomfortas dingsta, bei vėl norisi gyventi. Išbandyti tai, siūlo net ir labai sunkiose situacijoje, netektis, praradimas, liga, kad atrodo, kad galima išeiti iš proto, tas vidinis niūniavimas ar maldelė padeda išlaikyti stabilumą, tai iš senovės atėjusi technika, kurią naudoja mūsų mamos, močiutės ir promočiutės. Ir iš tikrųjų jo, kadangi vedu užsiėmimus 3 amžiaus universiteto dalyviams, kurios piešia neurografiką, tai mes šitą jau techniką papiešėm ir išbandėm. Ką reikėtų daryti? Tai pirmiausia, jūs turite sustoti, padėti ant pauzės ir tą šmaikšto eilėraštuką ar tą keturrailį tiesiog imti pasirašyti. Aš galiu iš savo dalyvių pasakyti, viena sakė eglutės karotą, kita pasirinko dar kažkokį dalyką iš sutartinės, kita dar kažkokius tai dalykus. Viena dalyvė netgi pasirinko maldos Sveika Marija. Kai kuriuos žodžius, o kita tą pasiėmė, atsiprašau, atleisk man, dėkoju tau, myliu tave, o aš pasiėmiau tokį labai paprastą, tiesiog, nežinau, nenoriu uždėti, jūs turite atrasti savo, bet aš buvau pasiėmusi tokį 2 gaidelį, baltų žemės kūrį. 2 gaideliai. Žemės kūrė. 2 vištelės. 2 vištelės. Į malūną. Dar kartą kartuoju. Šitas keturrailis turi eiti jums iš vidaus. Tai kai jau turėsite šitą keturrailį, taip, parodysiu, kaip galite padaryti tą pleišto techniką papiešti. Arba šiaip, jinai labai gerai išeiti iš tiesiog iš tų, kai užsimali mintyse labai ir jauti, kaip kyla, tiesiog emocijos pradeda kilti ir kad ne jas stabdyti. Tai pirmiausia, kai jau turite užsirašę keturrailį, tiesiog pasimkite, pradedam piešti nuo neurografikos linijų, galim galvoti apie mums įprastus dalykus. Tiesiog mes aktyvuojam lauką savo mintimis. Įvairios gali eiti tuo metu, kai piešiate mintys. Pripieškite, iš tikrųjų labai rekomenduoju daugiau linijų, aš čia tiesiog aktyvuoju, kad neišsiplėsti. Ir kai staiga vidury lapo piešiam rombą. Ir dabar pati linksmiausia bus dalis jūsų tokia. Pasiėmą, turite keturrailį prieš save. Reikės nupiešti mažiausiai 5 linijas, bet aš šitam dalykui tai piešėt labai iš lėto, iš karto prispėti. Ir sako savo tą keturrailį, ar mantrą, ar maldelę, ar frazę, ar dar kažką. Ir pavyzdžiui, 2 gaideliai, baltų žirnius kūrė, 2 vištelės į malūną veža. Esmė yra tame, kad jūs ateinat į šitą rombą ir jame sukat tą frazę. Sukat tiek, kad jinai užsibaigia ir kai jinai užsibaigia, kertat ir pastebėt, kas su jumis vyksta. Taigi dar kartą rodau. 2 gaideliai, baltų žirnius kūrė, 2 vištelės į malūną veža. Iškvepiat. Nesulaikot kvėpavimą, nes labai dažnai būna. Žmonės sulaiko kvėpavimą, gerkit vandenuką. Ir dar 3 liniją piešiu. Sakau, piešti reikia apie mažiausiai 5 linijas. Taigi dar kartą. Ir aš galiu pasakyti jums iš tokio pastebėjimo, tokia iš tikrųjų, jūs pastebėkit, kas su jumis vyksta. Nes labai įdomus potyriai atsiranda, kai jūs tai padarot. Ir aš dedu ant pauzės, nes prisidirbau labai daug linijų ir sugrįšiu, kai viską suapvalinsiu. Na štai, aš į pabaigą ir galiu pasidalinti tokiom įžvalgom, kad ir su dalyviam, kai mes piešiam, ir dabar, tai žinokit, labai iš lėto norisi viską daryti ir tiesiog tyloje. Ir vienas jausmas yra čia, ir kitas jausmas, kai tarsi pasakai tu tos žodžius ir viskas nutrūksta. Ir norisi tiesiog pabūti tyloje. Ir tokia ateina, bent jau didžiai dalį dalyvių, ateina visiška tokia ramybė ir tyla, kas labai yra įdomu ir komentaruose galit po video rašyti, kaip jums. Nesinori net tiesiog nieko šnekėti, daryti ir net galvoti. Tiesiog būna minčių nulis.
Jeigu vis dėlto viena kita mintis pradeda vėl lysti, labai rekomenduoju apvalinant, darant tą apvalinimo veiksmą, visada kartuoti tą pačią dainelę, frazę, tą ketureilį ar dar kažką. Ir neužmiršti, kaip aš sakau, kvėpuoti, nes būna taip, kad dalyviai netgi ant tiek įnyksta, kad užmiršta net kvėpuoti piešimo metu ir gerti vandenuką. Taigi, kai viską suapvalinote, tiesiog reflektavote, pasižiūrėjote, kas yra jūsų viduje, kaip jūs jaučiatės. Man tai, pavyzdžiui, asmeniškai kyla toksai geras džiugesys. Ir aš suaktyvinu tiesiog spalvą truputėlį. Galutinį variantą, kai aš nuspalvinsiu, tiesiog išdėsiu Facebook savo paskyroje. Čia man biškį, matos gerai viskas. Taip, gerai. Kad jūs matytumėt, kad niekas nenusivažiavo. Okay. Ir aš tiesiog aktyvuoju. Dar yra vienas toksai niuansas šitam piešinį, kad bebūtų keista, man nesinori, bet aš jums parodysiu pieštą prieš tai piešinį, matot, net yra tiesiog norėjus įvesti kai kurias figūras. Jūs čia irgi galite įvesti figūras, tarkim, aš vieną, jeigu matote ir jeigu jums norisi. Pavyzdžiui, man čia norisi. Ir aš įvedu figūrą. Ir prie tos figūros, tiesiog kai vedate, žymite tą figūrą, klauskit, kas čia yra. Man, pavyzdžiui, kai aš vedžiau šitą apskritimą, man jinai yra ramybė. Ramybė. Tiesiog išėjimas vadinasi, čia yra pokytis, o čia jau išeina į tokią ramybę. Bent jau man. Jums gali būti kažkoks visai kitas atsakymas ir jūs tiesiog pagal save ir pagal savo prajutimą. Tai va, tai iš tikrųjų, ką fiksuoti ir ką daryti. Šiaip tai jūs sprendžiat, galite fiksuoti šitą rombą, galite fiksuoti naują figūrą pagal prajutimą. Kas jums yra akcentas, rezultatas jūsų šito vadinamo darbo. Taip. Toliau. Okay. Ir aš pravedu lauko liniją. Va. Ir be abejo, tiesiog užbaigsiu darbą, dar prie kurio pasėdėsiu. Jaučiu, mažiausia dar kokį 20-15 minučių, nes spalvinė gama tiesiog man dar trūksta spalvų čia. Bet aš nebenoriu užtemti eterio. Taigi, o šiaip aprašyme po šito video paliksiu nuorodą į šitą nuostabią psichologės saitą Rita Regalės. Pasižiūrėkit, ten yra tikrai visai nuostabių dalykų. Ir visai rekomenduoju, žinokit, elektroninę versiją knygos įsigyti, nes jinai nėra knygos.lt. Nėra labai tokia, kaip sakau, kaina nesikandžia. Ir tikrai verta pasižiūrėti į tą knygą ir pasinaudoti įvairiomis technikomis. Vat. O aš, ko gero, dar turiu tokią audžio mintį. Labai norėčiau, kad parašytumėt savo tokį atsiliepimą, ar norite iš tos knygos dar kitų technikų, kurias papieštume ir būtų naudingos. Aš tiesiog tokį pasirinkimą pasiūlyčiau ir tada mes papieštume tam tikromis temomis, ypač apie pokyčių ir stresą. Tai va, nes, kaip sakiau, šita pleišto technika yra viena iš 15 visiškai saugių, greitų, veiksmingų ir lengvai išmokstamų įtampos, nerimo atsikratimo ir resursinės būsenos atkūrimo technikų. Taigi, su jumis buvau aš, Ingrid, ir iki kito karto ir lauksiu iš jūsų komentarų. Ate.